Lapkričio 1, laukia apie 10-12, šiek tiek vėjuota, apžiūrinėjame savo žiemojančias biteles. Ant šoninių kurių šeima nebuvo pati stipriausia, bet aptūpta. Labai gerai, jos dar spausis. Gramelis aptūptas, viskas gerai. Pažiūrėsim stipresnės. Čia šeimelė ant 6 remukų. 1, 2, 3. Jeigu ką matosi per plevelę, kad bitelės juda. Šonė taip pat. Šiek tiek pradengti. Tikrai daug netelpa. Bet visas labiau į pietinę pusę sulindusios. Matot, remukas irgi aptūptas. Iš tos pusės mažiau. Tai viskas kol kas normaliai. Viskas gerai. Žiemokim toliau. Dar vienas vaizdas kitame bityne. Maisto, kaip matot, tikrai netrūksta. Ir ant šonų. Visas labiau metas į pietinę pusę. Vėliau. Deja, yra ir nelabai gerų vaizdelių, kaip pavyzdžiui šita šeimelė, jau yra žymiai sunykusi, nors atrodo žiemotinėjom lyg ir su stipria šeima. Na ką, teks prijungti, matot, maisto yra, bičių labai nebedaug, bet dar liktas remukas aptūptas, viskas lyg ir kontroliuojama. Žengsim prie kitos šeimos, kai orai šiek tiek atšals. Štai taip atrodo dvi motininės, tiksliau su 2 izoliatoriais avilys. Bičių irgi pilna, kyla vėjukas ir lietutis prasideda, nenoriu labai daug filmuoti, bet palyginsiu. Bičių pilna, vienas izoliatorius, pirmėlis, kitas izoliatorius ir bičių ir tenkas yra. Jis neturi, pusės yra, čia tupa, kaip ir viskas normaliai.